Dėmesio, su šitu video viskas yra gerai. Tai kad tai nėra čia ne vieno, ble. Čia tas atvejis, kai kamerų ir žurnalistų daugiau negu žmonių, ble. Klausyk, aš turiu kaukę. Apgavau, niekas tau pitako nedos. Žurnelė. O, geriausias kaukės. Achuienas kaukės. Nu. Sveiki, čia yra mano video vlogas ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie... Galit pasui padaryti fotką? Ką? Pasui, galit fotką padaryti? Ja. Fotkinkis. Nu, pažiūrėk čia. Mums reikėjo dar antros kameros, ne mūsų reportažai. Būtų neblogai. Tai mums reikia antros kameros, tai šitą galim. Jūs galėsit permest medžiagą? Galit permest medžiagą mums. Mums reikės antros kameros reportažai. Tai žiūrėk, davai aš pradėt. Sveiki, šiandien mes filmuojam mūsų vlogą ir ačiū, kad darote. Padarykit dar taip, kad kai aš nueinu ten ir padarau tokią, žiūrėk. Gerai? Padarėm? Šitą galim jūsų mikrofoną paimti, jūsų geresnis. Mums reikia mikrofoną geresnis. Nu negali. Aš tikrai nesupratau to kvailio Šuraif veiksmų prasmės. Populiarumas, dėmesio stoka. Dabar prie mūsų transporto prieikit. Viduj viskas filmuojama. Ai, okei. Jeigu pamatysiu, kad išsitrauksi telefoną, žinok, būsiu priverstas paimti. Gerai, okei. Gerai, be nesąmonių. Sutinkat su pažeidimu, nesutinkat? Nesutinku. Okei, dėkui jums. Nepameskit. Kaukės. Nepameskit kaukės. Tai ką, išėjau iš kalėjimo, varom pistis. Varom pistis ir gert. Tam, kad gerti ir pistis, reikia pinigų. O kad gauti pinigų, reikia darbo. Bet neseniai buvo paskutinė mano darbo diena. Aš pristatinėjau maistą. Oi, blės. Oi, atsiprašau. Mums dažnai atrodo, kad žmonės, kurie dirba sunkius darbus ir aptarnauja mūsų momentinius poreikius, neturi jausmų. Fact is shit. Mes visi žmonės. Paskutinė darbo diena šiandien. Galit padėti nunešti man? Aha. Negalit. Žiauriai sunku yra. Gal galit man padėti nunešti? Galit padėti nunešti? Labas. Turiu nunešti maistą. Užsakė va. Oi. Ką? O šiaip, paprastam gyvenime, mums tiesiog trūksta pasakos ir tikėtis stebuklais. Ne, man neveikia duris. O, prašau, taip. Espekto patronum. Espekto patronum! Labą dieną. Aš norėčiau grąžinti šluotą. O kas atsitiko? Jinai neveikia, aš ją bandžiau ir taip, ir iš antro aukšto, ir iš pirmo, ir nuo žemės. Paprastai, čia paprastai šluota. Tik jinai manęs niekur nenuveža. Aš anksčiau turėjau kokios 3, tai veikia, dabar visiškai neveikia. Tai nešluoja ar kaip? Nu, jinai neatlieka savo funkciją. Aš bandžiau iki Hogwarts su ją nuvaryti, bet nepavyko. O tai kaip jūs suprantate, kad jinai neveikia?
Aš ant jos atsisėdau ir neveikia. Ką reiškia susėduoti? Aš čia paimu, ane? Ir va. Ir aš turiu nuskristi. Supratau. Tokio išpakuotų prekių negrąžino. Kaip? Kokybiškų prekių negrąžino. Nenoriu, negaliu. Bandau. Ir va, matot? Ir visai. Reikia va taip. Nu bet daiktas tai geras šiaip. Geras, neblogas. jo, geras. Nu bandysim, aš tai iki Hogwarts bandysiu ir atgal. Magija. Bet gyventi su magija mes galime kiekvieną dieną, nes kartu su magija ateina geri dalykai. Va, prašau, это вам магия. Это от Гарри Поттера магия. Вот. Bet nereikia nustoti svajoti. Pavyzdžiui, aš visą gyvenimą svajojau nuvaryti palaipioti kalnuose, nes norėjau sutikti erelį, kuris pavogė mano telefoną vieną kartą. Bet čia kita istorija. Bet dabar yra virusas visur ir nuvaryti kalnus nepavyks, todėl aš turiu sprendimą. Toks čia ir kalnas, matai? Nėra kur užsikabinti, lemba. Galit padėti? Man reikia užlipti ant batų kalno. Nu, aš taip čia neužsikabinsiu, lemba, niekaip. Kur čia aukščiausias kalnas? Aš palaipyti atėjau. Kalnas. Aš noriu užlipti batų kalną. Galim čia, pavyzdžiui, prisikabinti. Iš vis nėra ne vieno aukšto kalno čia. Nu, atsiprašau, aš varau. Čia tavo idėja buvo iš vis, tu čia norėjai, Dominikai. Tu pastovi, kad nors šūdą sugalvoji ir mes tada, ir koks čia batų kalnas? Iš vis jokio kalno čia nėra. Koks batų kalnas? Atėjau į kalną. Iš vis nesąmonė, blemba, kažkokia. Ateini į kalną ir va, kažkokia. Ir tu dar filmuoji savo ten brėdus, blemba, durniau kažkoks, blemba. Tai ir šiandien labai žiūrėk gausiu, nes... Sveiki, kur čia palaipėt galima? Palaipėt. Nes aukštasis mokslas. Tai toks čia yra aukštasis mokslas. Žinokit, mes tokių dalykų nesprendžiame. Nu, nes aukštasis mokslas. Prašau. Aukštasis mokslas. Vėl tu mane apgavai įdomiai. Kiekvieną kartą sugalvoju, kai nors nesąmonę aš tą daryti turiu. O dabar mūsų rubrika telefono išdurkė. Ir mes skambinsime į valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Uopapa. Alio. Taip, kodėl? Labą dieną. Labą dieną ar labą... Tik jūs, taip, prašau. Taip. Labą dieną ar labą dieną? Labą dieną. Labą dieną, atsiprašau labai jo. Labą dieną, atsiprašom. Nieko. Jo, sakykit, prašau, galima pas jūs kreiptis dėl, kaip teisingai žodį panaudoti oficialiam laiške? Tai tada prašyčiau jūsų paskambinti kitų numerių, konsultacijų numerių. Taip. Kalbos konsultacija Šalpauskienė. Labą dieną. Labą dieną. Sakykite, prašau, turiu klausimą dėl vieno žodžio. Prašau. Išpirka. Kaip rašyti, su nosinė ar be gale? O kokiame sakinyje? Sakinys toks, norėtumėm kuo greičiau gauti išpirką už jūsų dukrą. Na, tokiame sakinyje reikia nosinės. Ir nebandykit kreiptis į policiją. Į policiją irgi nosinė gale. Taip? Taip. Ačiū jums labai. Dėkui skambutį. Deja, ne visi supranta mano bairius, bet jūs tikrai suprasite. Aš išleidau naują valandos trukmės specialą, bilietą, į kurį galit nusipirkti www.1k.lt. YouTube mes jo nedėsime, nes negalima viską daryti nemokamai. Pavyzdžiui, batų kalnas savo batus į YouTube nededa, o parduoda. Nu, suprantate apie ką. Ir aš manau, kad čia yra vienas iš mano geriausių stand-upų ir jį tikrai verta pažiūrėti, pažiūrėkit. Ir šią savaitę jums už mažesnę kainą, už 2,99. Tai imkit, kol kiti nepaėmė. Ačiū, kad žiūrite mus ir iki, nemirkit. Būtų juokinga, jeigu Harry Potteris būtų dirigentas.
Ir primeskis, tipo, diriguoja orkestro ir hujakst, koks nors būgnininkas tampa rūpužė.